Lietuviškas draudimas apsišyko kaip visuomet. Sakau, gerai. Ir atsiskit pataisytą samatą. Ok, tai aš paėmiau nepriklausomą ekspertą, nusinčiau jiems samatą ir gavau atsakymą, šitą samatą nepriimama ir jinai nederinama. Atsiuntė iš karto jau paskaičiuota, jie patys dadėjo, kiek poliravimą žibintų dadėjo ir sako, va šitie pinigai, viskas, ką mes galim jums pasiūlyti ir kitų pinigų mes jums nesiūlysim. Galit čia šikną žemę paraižėt, kitaip nebus. Nu, čia suveistas dalykas, tai. Ir viskas. Atskaičiavam PVM, atskaičiavam 20% ir lieka špiga taukota. Tada blindo alus. Geriausiu atveju. Su draudiminiu įvykiu. Draudiminis įvykis fiksuotas kasko, vandalai sužalojo abudu automobilio šonus, subraižė. Bet tačiau šio automobilio spalva visą procesą užduoties vykdyme padarė sudėtingesnį, kadangi automobilis yra baltas ir ne šiaip baltas, o ypatinga spalva balta perla. Pagal technologiją dažų prieauginimas šitoje vietoje yra žymiai sudėtingesnis. Pradėjom šalinti tos įbrėžimus. Šalinti įbrėžimus mes jau supratom, kad su prieauginimas tai yra sudėtinga ir klientas nebus patenkintas rezultatu, nes jo lūkesčiai aukštesniais, visai kito vaizdo nori. Tai buvo priimtas sprendimas neišsiplėsti patį įbrėžimų šalinimą, bet tačiau ir jos to pačiu sutvarkyti preciziškai. Dirbom su naujom medžiagom, su ultravioletiniu gruntu, kuris mums padėjo nešveisti gilaus įbrėžimo iki pat metalo. Šiuolaikinis ultravioletinis gruntas mums padėjo sutvarkyti tik tą vietą. To grunto savybės yra tokios, kad išdžiovinus ultravioletinę lempą, jis susėdo čia ir dabar, o gruntas tas džiūna 3 minutės. O puikų, precizišką rezultatą. Kad daugiau negu puikų. Labai gaila, kad turim Lietuvoje ir šiaip nemažai nesąžiningų žmonių, bet ir turim Lietuvoje nemažai nesąžiningų kompanijų, draudimo kompanijų. Šiuo atveju liko klientas nuskriaustas ir dalį remontą padengė iš savo pinigų, Taip, kas iš tikrųjų turėjo būti padengta draudimo kompanijos, nes aš ir draudžiu savo turtą tam, kad apsaugot save nuo bereikalingų išlaidų. Pasiūlymas jums, visada skaitykite, kas parašyta sutartyje mažom raidėm. Klientas jau perskaitė. Aš jau perskaičiau po laiko, taip kad neapsigaukit nei vienas. Rašo gražiai, siūlo gražiai, o kai reikia ir nebėra gražumo.